Mes nepažįstame baimės. Nesuvokiam jos kilmės, jos priežasčių, nežinome, kaip ji veikia mūsų pačių viduje. Todėl neretai patys savo mintimis, savo elgseną, ją savyje palaikome, puoselėjame, netgi auginame. Savaime suprantama, tai sukelia labai daug kančios. O kas jeigu tu žinotum metodus, būdus, išminties požiūrį, kuris leistų tau atsipalaiduoti nuo baimės? Galbūt tau aktualu nebijoti kalbėti viešai. Galbūt aktualu laisvai bendrauti su kolegomis, kalbant apie savo veiklos projektus. O gal tu nori dar kažką gyvenime nuveikti, kur tave stabdo nuo pasirinkimo būtent šis reiškinys – baimė. Kviečiu tave į mokymus. Būtent šią temą. Mokymų metu mes su tavimi tyrinėsim, kaip baimė reiškiasi kūne, kaip ji reiškiasi tavo emocinėje sferoje, kaip intelekte. Tyrinėsim įvairiausias praktikas, fizinės, emocinės, intelektualinės, kurios leis tau pačiam pažinti ir priežastis, ir būdus, kaip atsipalaiduoti. Kaip labai iš gilių savo vietų išimti šitą bereikalingą reiškinį. Jeigu tau tai aktualu, jeigu tu nori autentiškumo, lengvumo, paprastumo, kviečiu tave mokytis drauge. Jau daugiau nei 15 metų nuosekliai skiriu be galo daug laiko žmogaus emocinio, dvasinio intelekto tyrinėjimui ir mokymui šiomis temomis. Kviečiu, prisijunk, kartu atrasime vidinės laisvės, spontaniškumo, gyvumo, kūrybos, būsenos už baimės tavo drąsoje.